Tai sveiki visi. Šiandien mūsų susitikimo tema yra įvadas į Nutrilite Body Cleansing programą ir pašnekėsim apie principus. Bet pirmiausia, norėčiau aš pats pristatyti. Aš esu Edvinas Kievišas, esu baigęs mediciną ir paskutinius 10 metų aš aktyviai domiuosi sveikata, ilgamžiškumu, sveikatingumo principais ir tai, manau, mano žinios padės jums vėlgi atrasti kažką savo naudingą informaciją. Tai visumoje, kad mūsų organizmas galėtų normaliai funkcionuoti, mes turime susiformuoti tam tikrus gyvenimo būdo įpročius. Nes čia nieko naujo nepasakysiu, nes 80% visos mūsų sveikatos priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo. Ir aš išskirsiu 10 punktų ir tuos 10 punktų mes orientuosimės mūsų šitoj 21 dienos programai. Tai yra, mes stengsimės tuos įgūdžius visi kartu, dirbant grupiai, susiformuoti, kad tai būtų įprastas reikalas ir mes jau galėtume laikytis. Iš karto noriu pasakyti, kad Body Cleansing programa, jinai skiriasi nuo kitų programų, nuo kitų detoksų. Jau vien dėl to, kad tai yra moksliškai pagristas metodas. Ir būtent šis metodas yra unikalus tame, kad jo visos šitos programos apjungiamasis toks dalykas, tai yra, kad mūsų organizmas veikia kaip vientisa sistema. Tai yra toks holistinis požiūris. Ir čia yra iš tiesų turbūt pats geriausias dalykas ir šita programa, jinai nėra kažkokia drastiška, nėra to, mes čia nebadausim, tikrai nuraminsiu, kad nebus kažkokio čia jokio diskomforto, tiesiog mes turėsim teisingai susidėlioti maistą teisingai į lėkštę, mes turėsime kažkokį prisipratinti prie režimo ir taip toliau, taip toliau. Apie tai aš pašnekėsiu. Ir dar viena gera žinia, kad jeigu jūs praeisite šitą programą ir susiformuosite visus įgūdžius, jūs jau galėsite laikytis visą likusį savo gyvenimą. Tai yra tokie tiesiog sveikos gyvensenos principai. Ir dar yra vienas toks momentas, kad aš garantuoju, kad jūsų sveikatos būklė pagerės. Nes vėlgi čia neina kalba, kaip numesti svorį vien tik tai. Nes dabar yra daug drastiškų būdų, kaip numesti. Ir galiu pasidalinti keletą, mane net nuostabą sukėlė, ypatingai paauglių tarpe, kad alkio jausmą numalšint, vaikai vatą valgo. Įsivaizduojat, prisikimša vatos, kad nenorėtų valgyti. Arba yra tam tikri papildai su kaspinuočio lervom, nareliais, nežinau kaip, ir tu pas save žarnyne užsisėjai parazitus, kad tau ten, sakykime, ta prasme svoris kristų. Kažkokios yra visiškos nesąmonės. Yra visokių papildų, yra visokių dalykų, yra monodietos, yra, ta prasme, drastiškas svorio metimas dažnai jisai veda ne į sveikatą, o į tokias ligas. Ir įvairios dietos, sakykime, jos veda į ligas. Taigi šita mūsų programa Nutrilite sukurta, jinai yra kitokia ir aš kaip sakau, jinai gali jums padėti tikrai sutvarkyti sveikatą. Ir aš išskyriau 10 punktų, kurie apjungia šitą programą ir aš pasidalinsiu jais. Čia nėra, aš tiesiog pagal punktų sakysiu, bet tai nėra, kad čia svarbiau, čia mažiau svarbu. Visi yra vienareikšmiškai svarbus. Pradėkim nuo miego. Taip, mitybos programa, taip, Body Cleansing programa, bet mes pradedam nuo miego. Ir va čia yra vienas toks dalykas, kad dažnai, sakykime, iškyla problemos tokios, valgau tarsi ir normaliai, ir svoris nekrenta. Kam čia, sakykime, yra problema mesti svorį?
Ir kitas dalykas, tokį nežinau kaip jūs, bet pas mane būna tai, kad aš iš ryto aš pavalgau, iki pietų aš visiškai sotus, nenoriu, pavalgau pietus, o vakare atsidaro kažkokios čakros ir aš noriu valgyti. Yra kažkoks alkio jausmas, aš jo negaliu pasotinti ir vis kažkoks, vat, valgai, nepasisotinti. Tai čia šitą problemą gali spręsti miegas. Tai yra, jeigu yra nepakankamas miegas, jeigu jis yra sutrikęs ir, sakykime, jis yra optimaliai, žmogus turi miegoti 6-7 valandas ir jeigu to nėra miego normalaus režimo, čia vėlgi slypi visos problemos. Taigi, pavyzdžiui, nuo 22 valandos mes kaip turėtume pasiruošti miegui. Nuo 22 valandos išjungiam bent valandai visus televizorius, kompiuterius ir taip toliau. Ir 23 valandą mes ruošiamės miegui tamsoje, be šviesos, be dirgiklių, gerai švedintame kambaryje. Ir bent 2, o dar geriau 3 valandos iki miego mes turėtume nevalgyti. Nu, tiesiog vakarienė būtų 3 valandos iki miego. Ir čia va tas toks duoda, sakykime, tokių nepilnų skrandžių eiti miegoti, mums duoda tokį gerą efektą. Ir vėlgi pasakysiu čia tai, kad tiem žmonėm, kuriem reikia mesti svorį, tai yra toks stebuklingas būdas, kad miegant tam tikri hormonai gali sudeginti iki 150 gramų riebalo per naktį. Ką daryti, kad tai įvyktų? Pirma sąlyga, turime eiti miegoti iki 23 valandos. Antra sąlyga, mes jokių saldumynų neturėtume prisivalgyti vakare. O dar geriau, nuo kokios 4 valandos saldumynų. Saldumynai tai kas yra? Tai yra saldainiai, įvairios bandelės, tortai, saldus vaisiai, gėrimai ir taip toliau, alkoholis taip pat. Va, ir jeigu šitos sąlygos vykdomos, 23 valandą aktyvuojasi somatotropinis hormonas, tai yra augimo hormonas vaikam, o suaugusiems žmonėms tai yra riebalų deginimo hormonas. Ir va būtent šita medžiaga paleidžia riebalų deginimo procesą. Taigi, kitas momentas apie miegą. Antras momentas yra mitybos režimas. Tai realiai mes turėtume nuo vieno valgymo iki kito valgymo būti neišalkę. Tai yra pasisotinti, tiek nepersivalgyti, būti sotus. Ir tai yra, 3 kartai turėtų būti. Aišku, jūs galite pereiti vėliau ir prie retesnio mitybos tokio plano, bet 3 kartai mūsų šitoj programai turėtų būti, ir jeigu jums ten dar kažko trūks, tai vėlgi pasakysiu, ką reikėtų, galbūt netgi per pačios programos metu pasakysiu, kaip reikėtų kuom užkandžiauti, kad mes neprisivalgytume ir negautume to, ko nereikia. Ir prioritetas čia yra baltymam. Vėlgi, skaidulų mes turim pakankamai gauti. Tai yra nuo ankštinių, lapinių daržovių iki rauginto maisto. Tai yra ten, kur yra skaidulų. Skaidulos reikalingos mūsų žarnyno veiklai. Ir laikomės lėkštės principo. Kas yra lėkštės principas? Tai yra suomiai sukūrė tokį lėkštės principą. Ir jeigu kas matėt ir girdėjot, kad dabar atsirado nauja mitybos piramidė, kuri apsivertė aukštyn kojom. Ir čia žmogui nežinančiam atrodo atsidaro visos galimybės, tas, kas buvo draudžiama. Dabar galiu valgyti mėsos, kiek noriu, šašlykų, kiek noriu, dešrų, kiek noriu, sūrius, kokius noriu, ten, kokį noriu pieną. Ir čia slypi vėl kitas pavojus, jeigu mes neįsigilinsim ir jums nieks nepaaiškins, kur gerai, kur blogai, mes vėl savo įsišausime koją ir vėl bus problemų. Nes tam tikros medžiagos, kurios yra mėsoje, jos sukelia uždegimus, nuo kurių vystosi ten kraujagyslių uždegimai ir taip toliau, insultai, infarktai. Ir vėl mes grįžtam prie to pačio. Jeigu mums, sakykime, dabar leidom daug angliavandenių, tai yra valgyk kiek nori tų angliavandenių ir viskas atrodo gerai. Žmonės turėjo, sirgo ir taip toliau. Dabar angliavandenius mažinam, bet mes
leidžiam tarsi mėsą. Daug mėsos, daug baltymų, gyvūninės kilmės ir taip toliau. Vėlgi bus ta pati problema. Iš kitos pusės mes, jeigu vienu atveju, sakyčiau, kaip namo gaisras, taip, ugnis sugadina visą turtą, gesinam gaisrą, paleidžiam vandenį, irgi sugadinam visą turtą. Tai va čia yra toksai, kaip ir turėtų būti balansas, o lėkštės principas viską sustato į vietas. Tai yra, įsivaizduokim, kad mūsų lėkštė yra 26 cm skersmens, dalinam lėkštę į 4 dalis. Viena dalis tai yra baltyminis maistas. Tai gali būti vištiena, paukštiena, mėsos produktai, žuvis, pieno produktai. 1/4. 1/4 turėtų būti kažkokiu tai sudėtiniai angliavandeniai arba kažkokios kruopos pilnavertės, pilnagrūdės, kurios duoda mum energijos, bet jos nevirsta greitai cukrų ir nesukelia visokių tokių nepageidavimų dalykų. Ir pusė lėkštės turi būti daržovių. Dabar visą laiką sako daržovės vaisiai. Kiek tų daržovių ir vaisių reikia valgyti? Tai yra 3 porcijos daržovių, 1 porcija vaisių. Tokia proporcija turėtų būti. Jeigu mes valgysim daug vaisių cukrus arba fruktozė, jisai vėlgi sėkmingai daro tą patį neigiamą dalyką, ką daro ir elementarus cukrus. Taigi, tiek. Toliau, trečias momentas yra psichoemocinė būklė ir mūsų tikslas yra, kaip sumažinti aukštą streso lygį. Taip, nes čia vėlgi, jeigu mes stresuojam, jeigu mes nesugebam vakare atsikratyti kažkokiu tai tos įtampos, streso, darbinio streso, reikalų visokio taip toliau, tai mes tiesiog tą stresą gesinam skanesniu maistu, kažkokiais gėrimais ir taip toliau, kas veda vėlgi prie tam tikrų negerų dalykų. Ir kaip šitą išspręsti, galiu parekomenduoti kelis tokius būdus. Vienas, pavyzdžiui, jeigu važiuotų automobiliu iš darbo, įsijungit garsiai muziką, padainuokit. Išsidainuokit, išsišaukit ir ta prasme, kažkoks išeis ta visa tokia energija sukaupta su dainavimu. Tai gali būti šaltas dušas. Tiesiog šaltas vanduo, jisai duoda organizmui tokį, vėlgi, kaip ir trumpalaikį stresą ir perjungia. Arba vėlgi labai geras patarimas išeiti vakarais pasivaikščioti tiesiog prieš vakarienės ar prieš vakarienę. Ta prasme, praleisti grynam more, pravedinti galvą, pasiklausyti galbūt muzikos, kažkokių galbūt laidų ir taip toliau. Tai vėlgi, kad mes ramus būtume vakare. Taip, toliau, kas yra labai svarbu, tai yra pakankamas skysčių kiekis. Nes dehidratacija arba skysčių trūkumas prideda alkio jausmą. Tiesiog trūkstant skysčiam, alkis pas mus yra didesnis. Mes norim valgyti ir mes nesuprantam, mes norim valgyti ar norim gerti. Man, pavyzdžiui, noriu kažko gaivaus. Kas yra gaivaus? Tai kokią apelsiną suvalgyti, obuolį suvalgyti, dar kažko. Elementariai galbūt reikėtų išgerti stiklinę arba 2 stiklinės vandens. Ką aš dabar ir padarysiu. Ir kiekvienam, kas turit pasiėmę, linkiu tą padaryti. Taigi, kitas momentas, į ką mes kreipiam dėmesį, tai yra pilnavertė žarnyno mikroflora, tai yra gerųjų bakterijų pusiausvyrą prieš blogasias. Jų turi būti dauguma. Tiesiog organizme yra susidėliojusi tam tikra struktūra. Ten yra daugybė tų bakterijų, grybų, virusų, visa ta mikroflora yra tokia pakankamai sudėtinga. Ir koks maistas vyrauja, tokia vyrauja ta mikroflora. Jeigu mes valgome daug mėsos, tenai tos bakterijos būtent vienokios. Jos ardydamos tą mėsą išskiria tam tikras medžiagas, kurios duoda žarnyno gleivinės uždegimą, atsiranda žarnyno pralaidumas. Ir jeigu pralaidus žarnynas, patenka tam tikros medžiagos, toksinai į kraują
ir apsunkinama kepenų veikla. Tada, nu, vat vėlgi, kitas dalykas. Jeigu mes valgom daug cukraus, vyksta ten tokia. Jeigu valgom daug vaisių, tam tikros bakterijos. Ir mes galim pastebėti, kad, pasakykime, arba pilvą pučia, arba ten viduriai nereguliarūs, arba mes į tualetą neišeinam, arba mes lakstam į tualetą. Vėlgi tai yra, sakykime, sutrikusios mikrofloros pasiekmė. Va, ir jie palaiko pakankamas skysčių kiekis. Nes apie 90% tų bakterijų sudėties sudaro vanduo. Tai yra tiesiog vandeninė struktūra tokia ir vėlgi kitas momentas - fizinis aktyvumas. Tiesiogiai priklauso mūsų žarnyno mikrofloros būklė nuo mūsų fizinio aktyvumo. Toliau, pakankamas tirpių skaidulų kiekis. Ne visi, tarp kitko, skaidulos yra tik tai vaisiuose ir daržovėse, mėsoje, kiaušiniuose, žuvyje jų nėra. Ir čia yra vėlgi tam tikri dalykai. Yra tirpios skaidulos ir netirpios. Netirpios tai yra tokios, nu, kaip sakykime, ten būna kviečių sėlenos, grūdų sėlenos, o dėl ko yra reikalingas yra pilnas grūdas, ne kažkoks rafinuotas, pilnas grūdas. Nes tos medžiagos, pavyzdžiui, dirgina žarnyną, pagerina išsivalymą ir taip toliau, taip toliau. O pačios bakterijos minta tam tikrom skaidulom, tam tikrom medžiagom, kurios yra tirpios. Ir čia yra tam, nu, sakykime, jų yra mažuma maiste. Ir mes turėtume vėlgi atsirinkti fermentuoti produktai, tai jau yra kaip tam tikros ten kultūros, vėlgi kaip probiotikai jos gali veikti. Pavyzdžiui, cikorija turi daug skaidulų ir taip toliau tirpių, būtent ko reikia mūsų žarnyno mikroflorai. Toliau, pakankamai vitaminų, mineralų. Jeigu jų bus trūkumas, vėlgi mūsų mikroflora negalės funkcionuoti pakankamai gerai. Ir aš kaip sakiau, kokie požymiai, kad yra čia problemos su ta mikroflora, tai yra pilvo pūtimas, viduriavimas, užkietėjimas, odos problemos, alergijos, ten visokios gali būti ir autoimuniniai susirgymai, nes medžiagos patenka nesuvirškintos, nesuskaitos į kraują ir mūsų imuninė sistema jas atpažįsta kaip vienu žodžiu, pasidaro tokios reakcijos. Vėlgi, nuovargis gali būti, sumažės darbingumas, nuotaikos nebuvimas, nes realiai mūsų geros emocijos, mūsų gera nuotaika, tai slypi geroj žarnyno mikroflorai. Tiesiogiai, tenai sintetinasi medžiagos, kurios duoda signalus mums smegenis. Kitas yra labai svarbus momentas, tai yra mes turim stengtis palaikyti raumeninę masę. Nes nuo 30 metų ta raumeninė masė tiesiog pradeda nykti, jeigu mes neturim kažkokio fizinio aktyvumo. Vėl grįžtam prie fizinio aktyvumo. Ir metant svorį su nepakankamu baltymo kiekiu, pirmiausia, degs raumuo, po to riebalas. Mūsų kūnas nenori atiduoti to riebalo. Laikosi iki paskutiniosios, sudegins raumenis, sudegins viską, bet riebalą susaugos. Taip? Ir palaikymui reikia baltymo, tai yra 1 gramas kilogramui, o sportuojant iki 1,5 gramo kilogramų kūno svorio. Toliau, fizinis aktyvumas, jėgos pratimai, didėja testosteronas, hormonas, vyriškas hormonas, testosteronas, kuris degina riebalus. Taip. Ir daugėja mitochondrijų, tai yra ląstelių tokios dalelės, organelės, kuriuose vyksta visa energijos apykaita. Ir kuo yra daugiau, tuo medžiagų apykaita yra didesnė. Su amžium jos nyksta. Dėl to sakykime, nėra tos energijos ir taip tikrai kiti dalykai. Ir didėja energijos poreikis ir deginami taip riebalai. Taigi čia mes turim jungti ne šiaip sau tokį fizinį aktyvumą, bet turim jėgos pratimus bent 4 kartus per savaitę po 15 minučių. Atsilenkimai, atsispaudimai, pilvo presui, nugarai. Tiesiog
Tai turėtų vėlgi būti kaip rutina. Nereikia daug, nereikia alinančiai, bet tiesiog turim duoti tam tikrą krūvį. Toliau. Aštuntas punktas, toks momentas šitoj programai, tai yra gera kepenų veikla ir detoksikacija, nes kepenys tai yra organizmo vartai ir čia, sakykime, visi toksinai, visos medžiagos turi būti neutralizuotos ir kad mūsų organizmas neapsinuodytų. Taigi vėlgi, pakankamai skysčių reikia. Vėlgi mes turim grįžti prie vandens reikalingo balanso, kad būtų pakankamai geras tulžies nutekėjimas, nes kepenys visas medžiagas paverčia į tulžį ir išveda į žarnyną. Taip, žarnynas turi būti vėlgi tvarkingas, pilnavertis, kad nebūtų to žarnyno pralaidumo. Ką aš ir sakiau, jeigu bloga mikroflora, kažkokie uždegiminiai procesai vystosi, mes valgom netinkamą maistą, didėja žarnyno pralaidumas. Kuo didesnis žarnyno pralaidumas, tiesiog nenatūraliai jau savinasi medžiagos, patenka toksinės medžiagos ir taip apkraunamos yra kepenys. Toliau. Fizinis aktyvumas gerina kraujotaką ir tai gerina visą kepenų veiklą. Psichoemocinė būsena. Taip, vengti lėtinio streso. Vėlgi mes turim tvarkyti su stresu, išmokti tą sutvarkyti, kad mūsų kepenys gerai funkcionuotų. Taigi, mes turim vėlgi vengti perteklinio cukraus, perteklinio maisto, alkoholio, ką mes šitos programos metu stengiamės riboti arba pakeisti kitais produktais. Taip? Tai yra mažinti cukrų, nevalgyti bandelę, o pasirinkti galbūt kažkokį tai vaisių ir taip toliau. Natūralius produktus. Kuo mažiau perdirbti ir natūralus. Taip, reguliarus valgymas, augaliniai antioksidantai, pakankamai skaidulų, labai svarbu kepenim B grupė, cinkas, magnis, C vitaminas, E vitaminas, omega 3. Dėl to, kaip aš sakiau, ir mikroflorai, ir kepenim, ir viskas susiję šiandien. Ir vandens reikia, ir fizinio krūvio reikia, ir galų gale reikia tam tikrų medžiagų, kurios subalansuotų visą šitą. Toliau, valgymo įpročiai. Dažnai mes čia į tą nekreipiam dėmesio, bet čia irgi yra labai svarbu. Tai yra valgymas ramybėje. Be televizoriaus, be kažkokio intensyvaus plepėjimo, ramiai sėdam prie stalo, pavalgom. Taip, neskubėti ir valgymui skirti minimum 10 minučių. 10 minučių mes turim valgyti pietus ar vakarienę, minimum. Taip, ir kramtom ilgai. Yra čia toks netgi posakis, jeigu mes turim 32 dantis, tai mes kiekvieną kąsnį turim sukramtyti 32 kartus. Net košę ir tą turėtume kramtyti. Sultis turėtume kramtyti ir taip toliau. Ir dar kartelį grįžtų, 10 punktas, tai yra reguliari fizinė veikla. Ir čia mes turėtume bent 15 minučių skirti tokią kardio treniruotę, kad sušiltume, suprakaituotume. Tai yra ėjimas pasivaikščioti, tai ne šiaip sau koja už kojos, o tai turėtų būti intensyviai žingsniu, kad tiesiog mes sušiltume. Čia toksai, sakykime, yra treniruotė ir širdžiai, treniruotė kraujotakai ir tada vėlgi ta kraujotaka aprūpina ir mūsų žarnyną, ir kepenis, ir smegenis, ir stresą nuima ir taip toliau. Ir jėgos pratimai. Bent 15 minučių, aš kaip sakiau, padaryti tokius pratimus bent 4 kartus per dieną. Vėlgi, ir čia yra labai svarbu dar vienas momentas, tai yra pagalba širdžiai, tokia, sakykime, fizinė, kad ir nedidelė fizinė veikla. Nes po 40 metų, elementariai, sumažėja tas fizinis aktyvumas, kažkaip žmonės patingsta, važinės automobiliais daugiau, sėdi, mėgaujasi sėdimo gyvenimo būdu. Ir kas šiandien įvyksta? Vystosi širdies raumens sustorėjimas arba hipertrofija. Ką tai reiškia? Kad širdis patiria didesnį krūvį, nes raumuo yra kaip
pompa kaip siurblys, tiesiog raumenys susitraukdami varinėja kraują. Taip, jeigu arterijų sienelės dar jos turi savo raumenyną, venos neturi. Tiesiog nuo raumens susitraukimo yra kraujas varinėjimas. Ir čia veikia kaip siurblys, kaip pompa. Ir jeigu mes tiesiog, savo važinėjom, sėdėm ir taip toliau, viena širdis turi atlikti šitą visą darbą. Įsivaizduojat, tinklas yra be galo didelis kraujagyslių ir širdis dirba padidintų krūvį, nes raumenis nebepadeda. Ir tada širdis treniruojasi ir jau čia gaunasi nebegeras dalykas toks, jinai tiesiog tas raumuo storėja. Ir sutrinka pačios širdies kraujotaka. Tai yra vainikinės kraujagyslės širdies, nebeprūpina širdies krauju pakankamai ir atsiranda tada širdies skausmai ir tai gali net privesti prie visokių priešinfarktinių, infarktinių būsenų. Taigi, vėlgi mes čia galim pagalbą gauti visiems organam ir ypatingai širdžiai. Ir vėlgi kitas yra dar toksai dalykas limfinė sistema, kur visus toksinus išvalo iš mūsų organizmo, surenka ir turi išnešiot, vėlgi tik tai nuo fizinės veiklos, nuo raumens būsenos gali būti ta limfa varinėjama. Taigi, apie 10 punktų apkalbėjom. Ar turit kažkokių klausimų iš šitų 10? Jeigu neturit, ok. Taigi, kaip minėjau, maratonas trunka 21 dieną ir mūsų tikslas suformuoti tuos įpročius, kuriais mes galėsim vadovautis visą likusį gyvenimą ir pradedam sausio 20 dieną. Taip, dalyviai turi turėti Nutrilite Body Cleansing rinkinį, į kurį įeina tirpios skaidulos, nes aš kaip minėjau, gauti tirpių skaidulų su maistu, yra šiek tiek sudėtinga. Mes turim suvalgyti daug įvairaus maisto, nes jeigu valgysim pomidorus, ne ką, agurkai ne ką, paprika ne ką, lapinės daržovės, toliau ankštiniai, lęšiai, avinžirniai, pupelės, taip toliau. Čia mes turim labai tokį platų racioną turėti, kad surinktume pakankamai tų skaidulų. Nes skaidulų mes turime gauti apie 30 gramų kilogramui ir 10 gramų iš jų turėtų būti tirpios. Tai kad mums palengvintų visą šitą, sakykime, tokį pasirinkimą ir supaprastintų tą mitybą, mes šitam rinkinį turim tirpias skaidulas, taip, tai yra 1 arba 2 pakeliai per dieną mes jų suvartojam. Toliau. Yra gerosios bakterijos, nes mes turim atstatyti, nes mes greičiausiai, galiu garantuoti, kad pas kiekvieną yra kažkokiu tai nukreipimų tam žarnyno toj mikroflorai ir būtent pasipildyti tom gerosiom bakterijom, atstatyti tą pusiausvyrą ir tada, ką mes pajuntam, mes iš tiesų pajuntam, kad mūsų išėjimas tualetą yra reguliarus, kad visi reikalai yra sklandžiai vyksta, nėra nei kažkokių ten problemų. Toliau ir virškinimas mūsų geras, ir kažkokio diskomforto neturim, pilvo pūtimo neturim ir taip toliau, taip toliau. Taip pat įeina į šitą rinkinį augaliniai baltymai, nes aš jau kaip minėjau, tie baltymai yra reikalingi mūsų raumenų veiklai. Apskritai baltymas, jeigu paklausčiau dabar, kalbant apie baltymus, su kokiu organu pirmiausia asociacija? Baltymai ir koks žmogaus organas? Raumuo. Raumuo. O matomas organas? Oda. Oda. Vėlgi, trūksta baltymų, mūsų oda pasidaro kaip pergamentas, jinai plonėja, nevyksta kolageno sintezė, mūsų imuninė sistema, imunoglobulinai, visi mūsų hormonai. Vienu žodžiu, baltymas yra reikalingas visur. Ir mes iš tiesų, čia yra problema, mes baltymo su maistu pakankamai ir nesurenkam. Atrodo, pavalgiau pusryčiam
Kiaušinį. Živilė, kiek tų kiaušinių gali suvalgyti per pusryčius, pavyzdžiui? Max 2. Maks 2. Tai vienas kiaušinis ten bus apie 10 gramų baltymų. Tau reikėtų kokių 100 gramų, ne? Ar mažiau, 5 kokių. Apie 100 gramų tau reikėtų, taip? Taip, taip. Suvalgai 2 kiaušinius, gauni 20 gramų. Toliau, per pietus, jeigu suvalgai kokią, daleiskim, ten kepsnį su vištienos krūtinėlė, gausi vėlgi kokį ten 15 gramų, nes, nemanau, kad suvalgysi ten 300 gramų kepsnį. Maksimum 20 gramų, taip. Tai jau 40 gramų, dar 20 mes turim gauti kažką, vakare, dar kepsnį valgyti, ar kažką, toks ir gaunasi, kad kažkur yra minus 10-20%, gal net daugiau to baltymo trūkumas. Ir čia mes ateina į pagalbą Nutrilite augaliniai baltymai, kurie yra labai koncentruoti, jie yra sudaryti iš žirnių, tai yra ankštiniai, tai yra sojos baltymai ir taip toliau. Nebijokim, sojos baltymai čia yra ekologiški, jie nemodifikuoti genetiškai ir taip toliau. Tai yra ta kompanija, kuri laikosi ekologiškumo principų. Ir vėlgi kitas dalykas, dar šitie baltymai, jeigu tai yra moteris apie 50 metų, tai yra vėlgi, tai yra kaip fitoestrogenai, tai yra kaip pakaitiniai hormonai. Vėlgi yra labai, labai gerai šitie baltymai. Ir dar įeina šitą rinkinį kepenų papildai, tai yra būtent kepenų atstatymui margainio koncentratas. Margainis jau nuo senų senovės yra žinoma medžiaga, kuri atstato kepenų ląsteles labai efektyviai. Ir čia margainis ateina į pagalbą. Ir iš tiesų sutvarko mūsų tą kepenų funkciją. Nes yra kokia bėda, jeigu mes valgome per daug saldumynų, per daug cukraus, ta prasme, mes atrodo cukraus nevalgome, bet valgom daug vaisių, mėgstam vaisius, išgeriam kažkokį gėrimą, galbūt vaisvandenius mėgstam, galbūt ten kokią bandelę pyragą valgom, taip toliau, tai ilgainiui mūsų organizme, tai yra kepenyse, susidaro tos medžiagos virsta į riebalus ir tos kepenys suriebėja. Ir čia yra tokia problema, kaip anksčiau būdavo girtuokliam, alkoholikam problema, dabar atsiranda normaliems žmonėms dėl neteisingos mitybos, sutrikusi kepenų funkcija ir suriebėjimas. Tai mes tą suriebėjimą turim vėlgi sutvarkyti. Ir būtent apjungia visą šitą visumą, ką aš kalbėjau, tai yra ir geras miegas, ir vanduo, ir fizinis aktyvumas, ir žarnyno veikla teisinga, ir maistas teisingai paremtas, ir taip toliau. Mes gaunam taip, kad viskas palaipsniui atsistato. Nebus taip 1, 2, 3, bet mes po savaitės tikrai pajusim kažkokį efektą ir efektas būna dažniausiai toks, kad atsiranda kažkoks lengvumas, kažkoks galva aiški, nebėra to tokio, kaip sako, smegenų tokių rūko, kad galvoj toks kažkoks apdujęs, energija atsiranda ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai mūsų rodo, kad mūsų organizmas atsistato, ką aš pastebėjau asmeniškai. Ir dalyviai, kurie praėjo aš jau anksčiau šitos maratonus, kraujospūdis susinormalizuoja, kam yra problema, cholesterolio rodikliai mažėja, taip, ir cukraus kiekis kraujyje mažėja. Ta prasme, mes vėl sugrįžtame tą tokį sveikatos lygį, kurį mes norime. Ir čia, kaip sakau, šita programa yra visiškai paprasta, nesudėtinga, nereikia badauti, nes, kaip sakiau, mes valgom sočiai, tiesiog stengiamės nevalgyti perdirbto, chemiškai apdoroto maisto ir taip toliau.
atsisakom tų medžiagų, kurios, kenkia mūsų organizmui. Alkoholio reikia atsisakyti, saldainių atsisakykim, visokių bandelių, pyragų, tortų ir taip toliau, pakeiskim natūraliais produktais kažkokiais, arba darykime savo kažkokius desertus iš palankesnių produktų, taip, ir gausim tokį rezultatą. Taigi, darbas pats vyksta grupėje, tai bus mūsų lietuviška grupė bus Messengeryje, kur bus palaikymai, kur bus konsultacijos, aš būsiu vienas iš kuratorių. Tiesiog kiekvieną kartą, kiekvieną dieną mes turėsim, kaip sakau, įpročio formavimui, atsiduoti kontroliai. Tai yra parašyti, ką mes valgom, tai yra foto dienos patiekalų, ką jūs valgėt, ir mes jau, kaip sakau, tie, kurie ne pirmą kartą, ir labai aiškiai galim pamatyti, kad tas, kas yra pas jūs lėkštėje, atspindi jūsų sveikatos būseną. Tiesiogiai tas matosi. Arba kažko chroniškai trūksta, ten jūs nedavalgot, arba yra per daug, jūs persivalgot. Ir žiūrint į žmogų ir į jo lėkštę, labai aišku, kad viskas yra nuo lėkštės. Ir vienu žodžiu, ir kam bus aktualu, iš principo, po šito maratono mes pajusim ir svorio sunormalizavimą, nes kai organizmas pradeda normaliai funkcionuoti, tiesiog svoris kaip šalutinis toks, veiksnys. Jisai, tiesiog jisai arba nutirpsta, arba jisai kažkiek priauga ir taip toliau, taip toliau. Tai vėlgi, aš kaip sakau, mūsų vaikystėje pratino prie tam tikrų įpročių, tėvai, seneliai, draugai ir tai, ką mes turėjom susiformavę, labai dažnai lydi mus ilgus gyvenimo metus ir kartais, tikrai ne ten, kur reikia. Tai į šitą programą tikrai kviečiu žmonės prisijungti tie, kurie nori tos geros savijautos, geros sveikatos, nes prarast mes galim ją labai greitai, tikėtų. Tai kad šito nebūtų, ta prasme, mes ženkliai susimažinam riziką, ir realiai mūsų gyvenimo trukmė kiekvieno pailgės, jeigu mes laikysimės šito. Tai ką aš tikrai kviečiu visus prisijungti, kas žiūri dabar ir žiūrės ateityje. Ir tikrai turėsim įdomų gerą laiką, nes, sulaukę 40-50, mes turim papildomai rūpinti savo sveikatą. Taigi, apie šitą programą tiek, gal turit kokių klausimų? Aš turiu klausimą. Pasitikslinti dėl margainių, kuriuo metu jį geriausia gerti. Ten reikia dvi tabletės, tai yra ryte ir vakare jisai geriamas. Jeigu 3 kartus valgyti tai per dieną, tai kokie tarpai turėtų būti tarp valgio ir, tarkim, tarp vakarienės ir pusryčių? Tai šiaip, su to valgymu tai turėtų būti taip, kad tarpas turėtų būti toks, kad tu neperauktum. Pusryčius, aišku, geriausia pavalgyti, kokį valandos bėgyje, kai prabundi. Atlieki visas rytinės procedūras, sėdi papusryčiauji. Pusryčiai turėtų būti sotus, pilnaverčiai ir tokį, sakykime, įterpti į baltymų reikėtų. Nes, pavyzdžiui, aš pastebiu, jeigu aš suvalgau kažkokią tai košę, aš po 2 valandų noriu valgyti. Ir tai nėra gerai. Jeigu aš suvalgau, pavyzdžiui, ten kokį 2 kiaušinius, kažkokių daržovių, dar kažką, jau man tas laikas prasitempia iki pietų, aš tikrai be problemų. Tai šiaip, jeigu pačioj pradžiai, sakykime, vėlgi, jeigu mūsų pagrindinis maistas yra toksai daugiau, kaip angliavandeniai, geriam kavą, užkandam bandelę, suvalgom saldainį. Tas kelia mūsų, sakykime, tokį disbalansą metabolinį. Ir čia yra alkio jausmas. Ta prasme, su tam tikrais hormonų padidėjimu arba nukritimu atsiranda alkio jausmas ir mes tiesiog negalim savęs kontroliuoti. Mes norim valgyti, viskas.
Pavyzdžiui, po sporto mes, jeigu gerai pasportuojam, mūsų insulinas, gliukozė, aš gal čia nesigilinsiu, gliukozė, insulinas tenai, gliukozė nukrenta, insulinas padėja, nukrenta ir vienu žodžiu gaunasi tai, kad sumažėjus gliukozė yra velniškas alkis, jo negalim kontroliuoti, mes norim valgyti. Ir tada reikia, užkast kažkiek, kad mes, atemptume iki to pagrindinio valgymo. Tai yra tada užkandimės kažkokį įterpam. Tai, kad būtų ne mažiau 3,5 valandos tarp valgių, tiesiog, kad tas sakykim, susinormalizuotų. O vakare, aišku, idealiausia, pasiskaičiuok, kad 3 valandos iki miego. Kada tu eini miegoti? Galbūt 2 valandos, jeigu eini anksti miegoti. Ta prasme, kad iki 2/3 valandos praeitų kokį, bent jau 3 valandos, toks tuščių pilvų, kad mes aprimė tokia, nepilnų pilvų eitume miegoti. Ir paskui iš ryto tu jau valgai taip, kada tau. Tai vėlgi, šitos programos metu mes praktinsim visi atrasti savo ritmą. Nes jeigu tu dirbi naktį, pas tave vėlgi viskas apsivertė ir ta prasme, tie cirkadiniai ritmai, valgymas, miegojimas susimaišęs ir čia yra kita problema. Bet kalbėkime apie normalų ritmą, kai yra diena naktis, naktį miegam, dieną dirbam. Ne, aš viskas gerai, žinokit, valgyti man pavyksta pagal grafiką. Ačiū. Ar dar turim klausimų kokių? Kada startuojam? Startuojam 20 dieną. Tai 20 diena, kada bus antradienis. O čia mes jungsimės dar kažkur tai, ar tiesiog bus Messengerio grupė ir kas nori, tas kreipiasi į mus? Sukursim Messengerio grupę ir jau norintis kreipiasi į mus ir tada prijungiam. Tai ką, tada turbūt šį vakarą tiek. 5 minutės, vieną pamoką mes atbuvom, ačiū, kad dalyvavot. Ir tada iki susitikimų mūsų programoje. Tai gerą vakarą. Ačiū.